Sveiki bičiuliai, atėjo žiema, visus sveikinu su žiemos sezonu, linkiu visiems dirbti prie savo projektų, ieškoti naujų projektų ir laukti kito sezono. Tai kaip matote, mes tvarkomės, ruošiamės sekančiam sezonui, automobiliai jau stovi, atjungti akumuliatoriai, laukia kito sezono. Kaip matote, šiek tiek parkingas apsitvarkęs, automobiliai stovi, o visai nesenai čia buvo didelis bardakėlis. Tad kviečiu jūs prisiminti, kaip lapkričio pradžioje automobiliai buvo varomi iš čionai į fermą. Pasižiūrime, kaip mums sekėsi. O sekasi neblogai. Taigi, žiemos sezoną atvažiavom į parkingą, reikia išvaryti automobilius į fermą. Bet matot, keletą vietų išnuomavom bendraminčiam, tai stovi per žiemą automobiliai, o kitus automobilius, kurie užima vietą, reikėtų išvaryti į fermą. Vat žalią sabą varysim, tai dabar susirinkom hibrytę, tai visi diskutuojam, kągi čia galima išvaryti. Va, Tado, kaip matėt, gražus poršiukas, kurį matėte parodoj, tavo stovi, dabar irgi reikės į vietą normaliai pastatyti. Lincolnas va, baigiamas ruošti žiemos. Va, kaip matot, stogą norėjau jums parodyti, po to apžiūrėsim gyvai. Matot, va, Marius valo stogą, nežinau, ar matosi, jeigu pamenat, jis buvo toksai murzinas, tai va dabar atplovėm, baltas, visas gražus. Priekis perdažytas iš 5 metrų gerai. Va, čia veiksmas vyksta jau. Vienas Mercedes. Jau rytinę mankštą daro, ne? Nu tai va, tai čia matot, koksai bardakas, va. Tadukas atvažiavęs su Volvo, tai čia irgi, va, matot, bardakėlis, tai šitie visi automobiliai, va, 2 Mercedes, autobusiukas ir M5 turbūt važiuos į fermą, nes čia koridorių reikia palikti atvirą. Šitie tai jau turbūt miego žiemos miegui. Senčiurį nuplautas, akumuliatorių atjungti, kad nebūtų cirkų. Nieko, Julius filmuoja. Tu kitas Julius, matai kaip gerai, kai 2 Juliai. Va, čia mato taip, kaip ir praeitais metais kompaktiškai 2 golfukai su raudonu Porsche tilpo. Kas čia va parkingė, dar matom, va, Volvekas, kur dalyvavo ralyje, irgi labai geri pasiekimai, smagu, va, užsidėjo gale, kaip juokauja, žieminius ratus, prieki vasarinius ratus. Tai kokie ratai jum atrodo gražiausi? Man tai šiaip labai gražus Volvekas, ypač ant šitų galinių ratų. Tai va, tai ką, ta Mersas, taip 745 irgi bamsiukas važiuos į fermą, tai reikia daug tranzitinių numerių. Ir ką, nujudam, renkamės, užtenka filmuoti, reikia padėti hebrai numeriukus dėti, kurti, akumus dėti, nes bus ką veikti tiek automobilių nuvaryti. Va, visa Retronil komandėlė su pagalbininkais. Ačiū jiem ir judam pirmin. Suvažiavo visi automobiliukai, atvažiavo visi linksmuoliai, visi stato mašinytės, suvažiuojam, bardakėlis visas. Tai va, tiesa, kaip matot, jau padaryta aikštelė yra, dabar vyksta apšiltinimo darbai ir hidroizoliacija pamatų, tai va, visi atkasti pamatai, kiek ten tų pamatų yra, viskas apsišiltina. Ir bus tinkuojama, atgal užpilama aikštelė, sutrombuojama ir aikštelė padaryta. Tai va, visi suvažiavo graži mašiniukai, tranzitiniai numeriai nusiema, judam toliau atvaryti sekančią porciją. Nu, kaip įspūdžiai važiavimo? Taigi, praėjo porą valandėlių, susivarėm visą techniką, šiandien planuotą čionai, tai va, norėjau jums šiek tiek parodyti.
Atvarėm ir mūsų linksmas spalvotą Subaru Libero autobusiuką. Kitiem metam turime irgi šiek tiek planų, tai tikiuosi pavyks juos įgyvendinti ir galėsim išvažiuoti į daugiau renginių bei susitikimų. Taipgi atvarėme ir 220 Mersą. Taip ir nepavyko jo šiemet užsiregistruoti, tačiau džiaugiuosi, kad jį susitvarkėme daugmaž ir paruošėm registravimui. Taigi kitais metais jau tikrai išvažiuosim. Bamsiukas, tai vagit, suvažiavo kažkai SL-as, Sabas, Bamsiukas, mūsų 745 turbininis ir Nissanas 200 gražuolis. Tai šiaip viską suvarėm. Pirmadienį turi baigti valyti fermos grindis, išsivalome, susitvarkom, nes dalis lubų yra nudažyta, kur pasakojau, kur lubos buvo dažomos. Tai šie automobiliai bus suvaromi ir tada tęsime dirbtuvėlių įrengimo darbus. Šiemet dėja nepavyks susitvarkyti grindų, nebespėjome. Tad teks grindis tvarkyti kitais metais. Vėlgi ten yra daug reikalų, dabar jau dėja orai nebeleidžia jų tvarkyti. Tai taip važiavo automobiliai, pažiūrėjau, netgi nuostabu, bet lietaus nerodo. Čia dabartiniam dienom tai tik kai pasižiūri, tai vis ir lyja. Bet lietaus lyg tai nerodo, tai keletą dienų jie čia pastovės, susitvarkys ir važiuos į vidų. O aš planuoju jums pasirodyti, sugrįžti pas jūs, kai automobiliai bus viduj ir galėsim pasižiūrėti, kaip jie ten stovi. Dabar važiuojame toliau. Norėčiau jums papasakoti apie kelis automobilius, ką pavyko mums per lapkričio mėnesį įdomaus nusipirkti ir labai lauksiu naujų automobilių, kurie bus kitą sezoną ir tikrai papuoš ne vieną pasirodymą ir ne vieną šventę bei renginį. Taigi pirmas automobilis, apie kurį norėčiau jums papasakoti, tai yra Porsche 928 S4. Tai yra Grand Toureris GT klasės automobilis, vokiškas, turbūt galim pavadinti flagmanas, kuris buvo ganėtinai ilgai gamintas, nuo 77 metų iki 95, tai netgi 18 metų buvo gamintas. Kaip matote, mūsų automobilis yra tvarkingas. Nedaužtas, be defektų, be gedimų, ieškojau automobilio, kad galim būtų atsivaryti, padaryti mini aptarnavimą ir iš karto važiuoti. Šis Poršiukas yra labai įdomus, nes jisai buvo išleidžiamas 70 metais, buvo bandoma ieškoti pakaitalo legendiniam 911 modeliui. Ir galvojo, ką galima naujo įdomaus išbandyti, kad pakeisti legendinį 911 Carrera. Taigi jų sprendimas buvo įmontuoti V8 variklį priekyje, greičių dėžę gale, taip turint tobulo beveik pasiskirstimą 50/50 ir padaryti tokį kaip Grand Tourer, tai yra sportinį, prabangų kupė automobilį. Kaip žinome, jiem nelabai pasisekė, nes nors ir modelis 928 buvo vykęs, tačiau jis tikrai neaplenkė legendinio 911 modelio. Taigi, dar vienas įdomus faktas, kad tai yra vienintelis Porsche automobilis, kuris laimėjo Europos metų automobilio titulą 1978 metais. Labai įdomus automobilis. Taigi, šio automobilio laukiu. Kalbant apie kitus super automobilius, apie sportinius, apie legendas, mes įsigijome dar vieną labai įdomų automobilį. Tai yra italas, itališkas sedanas, kuris norėjo būti geresnis už vokiečių sedanus, kuris norėjo aplenkti vokiečių sedanus. Taigi, Lancia Thema 832. Tai yra legendinė Lancia, kuri turi tą elektroninį spoilerį gale, labai įdomus automobilis. Kaip matote, šis gražuolis yra raudonos spalvos, tai yra labai limituota Rosso Ferrari versija, kur buvo išleista tik 32 vienetai. Tai mūsų yra vienas iš 32 automobilių. Tai yra turbūt vienas iš rečiausiai sutinkamų Lancia automobilių ir tarp Lancia bendruomenės entuziastų yra labiausiai vertinamas automobilis. Šis automobilis buvo sukurtas sedanas su jam neįprastų variklių, nes jie pasirinko įdėti Ferrari variklį. Taip, tai yra tas pats variklis, šiek tiek patobulintas kaip 308 modelį, kuris turi ypatingai įdomų garsą, tokį išskirtinį garsą, ir iš to kyla ir pavadinimas 8 cilindrai 32 vožtuvai. Tai šis nuostabus automobilis su vidum, kaip matote, irgi yra tvarkingas, su elektros gedimu. Tai manau, šie gedimai bus pašalinti pakankamai greitai ir tikrai labai laukiu šio, sakyčiau, labai reto automobilio Lietuvoje. Mano žiniomis yra vienas automobilis Klaipėdos rajone, tik tai ne faceliftinio modelio kaip mano, o pirmos kartos 832.
Tik bus labai smagu pamatyti Lietuvoje dar vieną tokį įdomų automobilį. Ir paskutinis, trečias automobilis, apie kurį aš jums norėčiau papasakoti, ką mums pavyko įsigyti ir papildyti Retronil kolekcijos autoparką. Tai yra taip pat italas, keturvietis, GT segmento atstovas, toks vipinis GT segmento atstovas. Tai yra klasikinis Ferrari 412. Taigi pavyko mums įsigyti Ferrari automobilį. 412 modelis šiaip yra labai įdomus modelis, jis pakeitė prieš tai buvusi 400i 2+2 modelį. Tai irgi yra 8 cilindrų priekyje variklis. Šis automobilis buvo skirtas mėgstančiam greitį, prabangą, eleganciją. Kaip jie juokavo, kad klasikinis Ferraris yra sportinis automobilis, kur tu gali užsivilti sportinį kostiumą ir sėsti į jį. O jeigu tu nori užsivilti įprastą kostiumą, tai tu su įprastu kostiumu atsisėdi 412 Ferrari ir plauki savo keliu. Kaip matote, automobilis yra po eismo įvykio, yra sugadintas priekis. Tai ieškom dalių, ieškom sprendimų jį sutvarkyti. Spalva įdomi, salonas, kaip matote, pasakiškai gražus, bent jau man, labai gražus salonas. Taigi šis automatinė greičių dėžę turintis Ferrari modelis kitais metais riedės Lietuvoje. Labai smagu. Tuo pačiu norėčiau pasidžiaugti, kad, jeigu pamenate, kovo mėnesį mes irgi rodėm iniciatyvą, rodėm ir video apie įstatymą, kurį norėjo prailginti senų automobilių, istorinių automobilių laikmetį 40 metų. Tai Seimas buvo patvirtinęs iniciatyvą, tačiau spalio pabaigoje buvo paskutinės žinios, kad vyriausybė atmetė šį siūlymą. Ačiū Dievui ir labai džiaugiamės, kad neįvėlė dar didesnės painiavos ir dar didesnių nesąmonių, kaip ir buvo argumentuose. Ir džiaugiamės mes, kad irgi prisidėjome prie šio reiškinio, kad prisidėjome prie šio įvykio, kad būtų nepriimtas toks įstatymas. Tad kviečiu jūs toliau pasižiūrėti kartu, kaipgi mes su Vitoldu važiavom, diskutavom ir bendravom su bendruomenė šiuo klausimu. Kviečiu jūs pasižiūrėti. Gerai, tai dabar, ką mes čia veikiam, iš tikrųjų yra tokie Seimo norai pakeisti esamą tvarką. Ta tvarka mūsų manimų, automobilistų manimų yra pakankamai gera, nes jinai yra tokia pati kaip, nežinau, daugelį Europos valstybių, tokia nurodo FIVA ir tai yra 30 metų, o Seimas, ne Seimas, o turbūt tam tikri Seimo nariai norėtų, kad tai būtų 40 metų. Ir mes dabar važiuojam ir pas tokius visokius benzingalvius ir visokių kaukolių turėtojus, reiškia, renkam nuomonės ir prašom ar kviečiam pasirašyti. Geriausias tušinukas pasaulyje šiukšlynas. Gerai. Taip. Parašyk linkėjimą. Ane? Nu gali, ne, parašyk kokią savo, nežinau, nuomonę ar dar kažką. Čia dar. Daugumas senų automobilių mėgėjų nuomonė yra turbūt žymiai rimtesnių temų, kurias reikia vildenti. Tu aš pasakysiu savo nuomonę. Jo. Tu parašyk ir dar tada pasakyk, bus geriausia. Čia data yra turbūt, aš galiu turbūt datą čia rašyti. Ir šiandien yra 2025-04-01. Oi, tai tu šiandien esi melagėlis. Tu gali šiandien sakyti, ką nori, nieks negalioja. Jo. Tai žodžiu, mano parašas ir nacionalinių automobilių klubų čia yra. Ir logika yra turbūt labai paprasta. Nereikia išradinėti arklio. Ir nereikia išradinėti dviračio, viskas seniai jau yra sugalvota. Tai, ką daro valstybės, kurios turi didelės automobilių pramonės, pavyzdžiui, Vokietija, ar ne, yra, man atrodo, pakankamas pavyzdys ir tiesiog reikia bent jau gerai pakartoti ir nereikia daryti nesąmonę. Tai mano pasiūlymas toks. Ačiū. Ačiū. Mes tokiam pasiūlymui irgi pritarėm ir kaip pavyzdį važiuojame su 89 metų Lincolnu
su tokiu retoriniu klausimu, nes pagal naują tvarką šis automobilis nebūtų laikomas istoriniu, tai būtų paprastas automobilis, šiuolaikinis turbūt jų vos ne jų supratimų ir kaip akcentą pabrėžiant, kad turbūt nėra, kaip ir jūs sakėt, tai nėra teisinga. Jo, tas tiesa. Tai va, ir tuo labiau yra ir labai aiškus ir paprastas pavyzdys. Tai gerai. Tai, žodžiu, sudė protelį ir šitą ir ką mes turbūt fotyto padarome, ne? Jo. Atvykome į Hammersmith Motors dirbtuvės pakalbinti Audrių ir gauti iš jo parašą ant mūsų dokumentų. Jeigu sutiks, pažiūrėsim, kokia bus Audriaus nuomonė apie šitą klausimu. Seimo iniciatyvą. Tai einam, pažiūrėsim. Tai gerai, tai pasikalbinam. Tai tokio, gal, nežinau, trumpo komentaro iš tikrųjų turbūt vis tiek teko girdėti apie tam tikrų Seimo narių iniciatyvą. Iniciatyva ir norą. Reiškia, ta iniciatyva mums atrodo keista, nes iš tikrųjų pasaulis yra platus ir šalis tos, kurios tikrai turi labai aiškę patirtį, gamybą, patys kolekcionuoja ir nusistato tai, kas pas mus jau ir taip yra. Ir dabar mes kažkokias keliam bangas, norim kažką padaryti, kur realiai ne vienas automobilistas, aš pas visus klausiu, ne vienas nesupranta net kodėl. Ta prasme, kad vis tiek. Kiekvienas keitimas turėtų duoti ką nors gero. Naudą bendruomenė. O dabar ką pakeis, kažkam suknis, tai jau matom, kad suknis kažkam ir nieko nepagerins. Tai, tai nežinau, gal irgi savo nuomonę apie tai. Aš apskritai, tas istorinis statusas, tai, kaip sakyt, tai irgi koks vienintelis privalumas dėl techninės apžiūros, kad 5 metai, bet šiaip, kad didinti, aš irgi tame absoliučiai nematau jokios prasmės ir 30 metų tikrai daugiau negu gana. Tokiam dalykui. Tokiam kaip automobiliui. Nes jūs pasižiūrėkite į nusidėvėjimą 5-3 metų automobilio, tai jo kas yra 30 metų. Tai yra labai daug. Tai jis tikrai nusipelnęs, jeigu jisai yra... Mano manimu, kad jeigu žmogus sugalvoja, kad jis tą automobilį pasiliks ir su juo jau deda bent kažkokią tai tą pastangą, kad registruoti jį kaip istorinį, nes tai irgi dar kainuoja. Ir vargo, ir pinigų krūvo. Tai jau tikrai ne dėl to, kad šiaip savo pasivažinėti po pievą. Ir tikrai ne dėl to, kad piknaudžiauti sistemą, nes kaip ir Audrius, kuris tiek matom, tiek daug gražių, senų, įdomių automobilių restauruoja, tai irgi šneka su savininkais, tai gali patvirtinti, kad tas, kuris tą automobilį turi, nori padaryti istorinį, tikrai deda daug jėgų, pinigų, dėl kiekvienos smulkmenos. Vienas dalykas nori padaryti gerai, tai čia tikrai nepiknaudžiavimo klausimas. Ne, bet eina link to, aš tai nežinau, tas, pavyzdžiui, reguliavimas, kad yra griežtėja pats reguliavimas istorinio automobilio, aš galbūt ir pritariu, didint amžiaus nepritariu, nes yra daug tikrai istorinių automobilių, taip, kur hotrodai, be stogų, žemė. Bet aš turiu omeny, kad apskritai, kad tai griežtėja ir tai ir turėtų būti faktorius, kad ne taip paprasta tai gauti, o jūs dar norite prailginti. Dar prailginti. Ir kai mes ir diskutavom, kur pas tave būna, ir dešiniavairiai, visi automobiliai seni, japoniški, visas kelias užkertamas visiškai registruoti. Tai automatiškai ir savininkam dingsta noras ir motyvacija juos restauruoti, prikeldinėti ir išsaugoti juos. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu jūs esate vidurkelį arba 8% padaręs, ir dar 10 metų dar laukia. Ne, tai man tai iš tikrųjų dar ne tik, kad dešiniavairė, man apskritai, sakykime, tie pasakymai, kad tai daroma todėl, kad labai daug tokių kaip 95 metų automobilių dar važinėja keliais. Ir man klausimas lygiai toks, o kas blogai? O kas blogai, jeigu žmogus prižiūri 95 metų automobilį? 50 gimimo daug. Ir tai yra turbūt vienintelis šansas
palikus tą 30 metų, kad jis išsaugotas būtų tas automobilis. Ir aš dar, kada ten yra paminimas Šaranas, kur aš, nežinau, ne mano čia mašina Šaranas, bet aš įsivaizduoju, žinok, po 10 metų VR6 Šaraną, kokį nors ten Synchro, ir koks nors berniukas, kuris dabar yra 10 metų ir įveža senelis su tuo Šaranu, po 10 metų jis ateis į kokią nors aikštę, kur bus lygiai vienas Šaranas per visą Lietuvą ir sakai, žiūrėk, mane vežė senelis su tokiu, žinai. O dabar mes to Šaranus tiesiog supjaustys. Ne vieno neliks. Ir šiaip, nu tai kas yra, aš tai... Taigi čia visi recyklinam, nu tai čia ką, ne recyklingas? Nu iš esmės. Tu gražinė ant kelio daiktą, kuris jau seniai turėtų būti nurašytas. Taip, dedi pinigus, laiką, pastangas, kad ir pats grožėtumės, kiti grožėtųsi. Tai man šiaip įdomu, va, taip einam kažkieno, va, pavyzdžiui, ten, nežinau, pelno mokesčiai, Estija, nors nepamini, kad pelno mokestis, jeigu ten yra didesnis, bet jeigu tu jo neišsiemi, tai nieks nieko nečaržina tavęs. Tai va tokių dalykų kažkaip nuslėmė. Labai viską reikia sakyti. Tai va, tai kodėl neina tada mes Norvegijos, pavyzdžiui, kad iš vis jokių mokesčių nėra su istoriniam ir važinėjai, nes gražu kalnai, turistai, miela akiai ir panašiai. Šiaip žmonės deda pinigus, investuoja. Kažkokius pavyzdžius iš kairės, iš dešinės. Imam iš geresnių. Aš tai dažnai Seimo nariam ten buvom ten susitikę ir kai sako, kad žmonės piknaudžiaus ir važiuos su tojus 95 metų automobiliais, ar ten, nesvarbu, 91. Aš sakau, žiūrėkit, norit, aš jums duosiu keletą tų automobilių. Jūs pavažinėkit porą dienų. Garantuoju, porą valandų pavažinėsit ir gražiai. Gal ne, bet 80 jo, bet matot, dar nuo mašinos priklauso. Bet iš esmės tai griežtinkit reguliavimą, kas yra, nu, pavyzdžiui, Vokietijoje tu negali su rudų ir skaidrių langų istorinės, ta prasme, turi būti visi rudi. Tai, bet tada ta mašina, jinai ir įgauna vertę. Ir tada, nu, kaip sakyt, aš tai gal, jeigu jau iki to dajom, tai pakartotina, nežinau, po pusmečio nustatykit, kad visi turi suvažiuoti ir atimkit iš to, kas kam nepriklauso. Kam nepriklauso, kur yra, pats mačiau Opel Kadetą, nežinau, balionėlių dažytą juodą matinį su istoriniais numeriais. Nu, pavyzdžiui, man, naugau, aš irgi nepritariu tokiam. Variantam, yra tokių mašinų, yra daugybę kartų jau prasileista ir daugybę visokių nutikimų ir intrigų čia yra buvę ir iki šiol, nes čiagi ne pirmą dieną tie istorinis statusas atsitiko Lietuvoje. Tai faktas, kad ten yra padarytų klaidų ir tų klaidų yra gyvų, važiuojančių ir matomų. Tada galim taisyti, bet tikrai ne tokiu būdu, kur kenkia visai bendruomenė. Tai jeigu bus dabar ne 30 metų senumo, 40 metų senumo Kadetas balionėlį nupūstas, tai gerai viskas. Tai kas? Tai Audriau, tavo nuomonė? Manau. Tai va, tai tada paskui Benedikto Vanago parašą duodu tiesiog turbūt savo įmonės. Čia gal įmonė ir prašau. Gerai, viskas. Dabar mums dar reikia kur nors padaryti fotkę. Sekanti stotelė Vilniaus automuziejus. Atvykome išklausyti Povilo nuomonės. Jo, iš tikrųjų nuomonė tokių sakykime, žmonių, kurie įkuria tokias vietas, yra turbūt stipriai svaresnė negu kad bet kokia, kad ir, nežinau, kad ir vieno automobilio turėtojo, visų nuomonės svarbios, bet čia iš tikrųjų yra viena gražiausių, didžiausių turbūt Lietuvoje kolekcijų, ją turėti, ją prižiūrėti, na ir puoselėti iš tikrųjų yra didžiulis darbas, tai aš manau, kad tie žmonės, kas tai daro, labai serga už savo veiklą, už savo hobį, aistrą, tai paklausim jų, ką jie mano apie šiuo klausimu. Tai va, einam pas Povilą. Tai mes stovim prie vieno iš pavyzdžių, kuris gali būti geras pavyzdys, kad šitas automobilis pagal savo gamybos metus tikrai
dar nepataikytų į istorinius, bet jis turi štai tokią Lietuvos istoriją, unikalią istoriją. Bet net ir tai turbūt nėra svarbiausias dalykas. Dėl to norim truputėlį pakalbinti Povilą, šito muziejaus direktorių, įkūrėją, tai atstovą. Ką Povilai galvoja apie tą būtent, nežinau, tam tikrų Seimo narių iniciatyvą? Iniciatyva yra gal šiek tiek keistoka, nes jaunesnio amžiaus žmonės nori būtent tų jaunesnių automobilių, kurie yra panašesni į kasdienius, bet neturi tų visų elektroninių pagalbų ir dėl to suteikia tą tokį kitokį vairavimo malonumą, kur grinai pasijunti ne nuvažiuoti iš taško A į tašką B, transporto priemonė buvo sukurta, o tiesiog suteikia tą gilesnį analoginį vairavimo tą jausmą, malonumą. Tai būtent stovime šalia seniausio išlikusio Lietuvos prezidentinio automobilio, nes dėja visi ankstesni tarpukario laikų buvo iš mūsų nusavinti, pavogti, išgabenti ir realiai tas automobilis kaip ir taptų nebe istorinis pagal metus, bet netgi ir prieš tai gerokai anksčiau pasižiūrėjus, kai tik atsirado šitas įstatymas, kad istorinės transporto priemonės jau buvo galima, tarkim, traktuoti, kad tai yra istorinė transporto priemonė Lietuvai, nors ir pagal metus netitinka. Tai vat, kaip žiūri žmonės į tą įstatymą, kartais gal reiktų žiūrėti, kad ir šiuo metu esanti pagaminta ten kelių metų senumo transporto priemonė gali jau iškart būti istoriškai svarbi ir galėtų puošti su istoriniais numeriais. Tai va, tai ir tikrai su tuo sutinku, nes žodis istorinis ir istorija irgi turi tam tikrą sąsają. Tai iš tikrųjų čia tokių pavyzdžių mes turbūt galėtumėm rasti ir tų vertų automobilių, kurių matom ir pas jūs muziejui ne vieną, kurie pagal metus, tuos norimus metus dar nepataikytų į tą istorinio automobilio statusą, bet pagal savo, nežinau, retumą, svarbą, jie labai istoriniai. Tam tikros šalyse yra tam tikras išlygos, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijas galima į automobilį įvežti, kuris yra pritaikytas tai rinkai, padaryti tie daužymo testai, tačiau jie turi išlygą, kad jeigu tai yra automobilis labai ribotos serijos, istorinės svarbos transporto priemonė, kad šiuolaikinė transporto priemonė, bet jinai yra svarbi kažkom tai jai irgi taiko išlygas, yra specialus pažymėjimas jai. Tai vat tokia prizmė, jeigu žiūrint, tai yra jau vienos transporto priemonės, o 30 metų tai vis tiek kaip yra tarptautiniu lygmeniu pripažintas istorinio automobilio statuso pripažinimo toks laikotarpis, tai gal nereiktų nuo jo ir atitolti. Tai mes iš tikrųjų ką ir norim pasakyti Lietuvos Seimui arba tiem žmonėms, kurie tikimės, kad galbūt išgirs mūsų automobilistus, kad tai kaip yra dabar, tai reiškia 30 metų iš tikrųjų yra ir tarptautinė praktika, ir turbūt logika, tos šalis, kurios iš tikrųjų turi ir gamybą, ir istoriją, ir mokėjimą puoselėti, turi būtent 30 metų, taip kaip ir mes turim, ir kodėl reikia ką nors keisti, nesuprantu. Ir nesupranta niekas, praktiškai nei vienas automobilistas nesupranta. Tai labai norėtumėm, kad atkreiptų Seimo nariai tai dėmesį, atkreiptų dėmesį į tuos žmonės, kurie kuria visą šitą grožį, atiduoda savo visą laiką ir gyvenimą, o ne klausytų tų, kurie to nedaro. Tai iš tikrųjų mes turim tokį kreipimąsi ir jis yra būtent tik tai apie tai, kad reiškia mes nepritarėme tam norui 30 metų, reiškia, limitą pakeisti į 40. Tai, nežinau, jeigu, kaip suprantu, muziejaus vardu. Tai tiesiog turbūt Jo, muziejus, jo. Čia va, matai, ir Vanagas, ir visi jo. Super, dabar. Super. Uno fotito, per favor. Taigi taip greitai tas prabėgo lapkričio mėnesis. Ateina gruodis, gruodį turim irgi įdomių idėjų ir įdomių reportažų, ką norėtumėm jums parodyti, tad laukite vėliau. Ir norėčiau jums
gal tokį konkursiuką paskelbti. Yra labai įdomu, kaip matėte prieš tai, kad pasakoju apie 3 įsigytus automobilius. Tai turbūt būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kiek jūs galvojate, Returnal Autoparkas papildė kolekciją per šios 25 metus. Tai yra nuo sausio iki gruodžio 1 dienos, kiek automobilių papildė mūsų kolekciją. Tai tarkim nuo vienos jam nebus, tarkim nuo 5 iki 35 automobilių. Tai parašykite skaičių nuo 5 iki 35, kiek automobilių mes įsigijome per šiuos metus. Kitam epizode mes išrinksime nugalėtoją, o su nugalėtoju aš turbūt norėčiau gal padaryti, tarkim, privatų turą parkingę ir mūsų fermoj, parodyti, papasakoti apie automobilius, pabendrauti. Tai va toks būtų privatus turas laimėtojai. Tai manau pakankamai įdomu. O dabar kviečiu nuvažiuoti į fermą, pasižiūrėti, kokie automobiliai ten stovi, kaip jinai atrodo dabar, kokie darbai yra baigiami ir ruošiamasi šitam sezonui. Taigi, važiuojame į fermą. Mieste sniegas baigia tirpti, o kaip matot prie fermos pilnas sniego, tikra žiema čianai. Išorės darbai fermoje vyksta, bandom kuo greičiau skubėti, nesinori per šaltą sezoną daryti. Tai kaip matot, servizo zona yra pilnai apšildyta, dabar yra tinkuojama. Tai pamatam yra hidroizoliacija jau padaryta, bus viskas atgal užpilta žemėm. Kaip matot, padarytas ertmės langam, yra rezervuota ir užsakyta 20 langų, tai bus langai keičiami servizo zonai ir priekį. Kitoje pusėje, kaip matote, irgi vyksta šildymo darbai, tai yra sienos yra apšildinamos ir baigiama tinkuoti. Pamatai taipogi yra padaryta hidroizoliacija ir bus užpilamas smėlis. Fasadinė pusė yra irgi apšildoma, baigiama, tai aš manau, kad savaitės 2 bėgi darbai bus pabaigti. Aplinkui yra statome dabar kameras, tiek viduje, tiek išoriai statom kameras dėl saugumo, dėl patogumo, kad patys galėtumėm matyti, kokie automobiliukai stovi viduje. Įsirengiam signalizaciją, taigi manome, kad viskas bus gerai. O dabar kviečiu visus į vidų pasižiūrėti, kas yra įdomaus tenai. Viduje pas mus statybvietė, vėlgi čia pjaustom, meistriukai pjausto, ruošiasi, turi pasiruošti darbui. Automobiliai, kaip matote, iš priekio yra išvaryti, taigi čia bus pagal planą siena, servizo reiškia pradžia, čia nupirkti jau 3 metrų vartai, tenai yra toj pusėje bus padarytas langas su įėjimo durimis. Lubas čia, kaip matėte, kaip ir pasakojau, yra nesmėliuotas, tai yra laukiame, kol užpūs ir jas apšiltins. Langai, kaip matote, irgi buvę langai, tiksliau, yra užkalti, tai va šitoje vietoje įsidės nauji langai, tai vėlgi bus šviesu, erdvu, malonu, labai smagu. Dabar čia pamėtyti vienas kitas automobiliukas. Ir čia ateiname į servizo pabaigą, dirbtuvių, nežinau kaip jas pavadinti. Tai irgi čia, reiškia, pasidaro siena, čia įsideda tie patys 3 metrų vartai, toj pusėje įsideda irgi langas su durim. Ir tada mes įeiname į automobilių saugojimo zonytę, kur stovi daug gražių, įdomių automobilių. Didžioji dalis automobilių mano buvo suvaryta, paruošėm gražiai žiemoti. Vienas kitas irgi bičiulis pasistatė savo automobilį, kaip matote, ir kemperiukas tilpo, senas, geras Fiatukas, vėlgi šitie tokie kemperiukai irgi labai smagus, tai manau, kad pavasario šilus oram bus automobiliai, kuriuos galima bus papildomai apsižvelgti. O kągi, su mūsų projektais, vieni kiti projektukai ramiai sau stovi per žiemą žiemos, pasibaigsime tas smulkmenėlės, kurių nespėjome padaryti praeitą sezoną. Esam pasidarę sąrašų, kokias smulkmenėlės reikėtų pasiruošti, pasidaryti, nes vėlgi ne visus automobilius spėjome užregistruoti, kaip ir pavyzdžiui šitas 220 Mercedesas, tiek skubėjom, darėm, kaip ir viską sutvarkėm, viską paruošėm registravimui, bet pritrūko laiko. 325 irgi, kaip ir viską pasiruošėm, jau beveik
nespėjom. Tas pats 745, bet tikrai prižadu, kitą sezoną bus užregistruotas ir galėsime toliau su juo važiuoti. Sabai mūsų fainieji, tai vėlgi Juliaus Sabas irgi labai smagiai sudalyvavo keliose raliuose, tai irgi labai norėčiau kitą sezoną irgi išvažiuoti su vienu kitu senu automobiliu, nes pamatėm, kad tikrai ta ir tokių sportinių ralio bendruomenė labai smagi ir labai įdomus renginukai yra, tai tikrai kviečiu visus apsilankyti, pasižiūrėti. Keletą automobilių, kuriuos nespėjom tvarkyti, tai pavyzdžiui, šis kaip Cadillac Alante, neprieina rankos, tai dar žiūrėsim, bet vienas kitas automobilis per kitą sezoną, jeigu mes nespėjom prie jų prieiti, matome, tai turbūt pardavinėsiu, dėsiu skelbimus, nes nesinorit su tais projektais labai ilgai užsilaikyti, norisi pasidaryti ir susitvarkyti. Tarkim, Merkuris irgi susitvarkėm, kitą sezoną būtinai apžvelgsim, labai įdomus automobilis ir mano mėgiama Mazda turbininė. Tai irgi jau pasiruošėm visą sąrašiuką darbų, ką reikia padaryti. Tai jeigu pamenat, per Japan Meetą jinai stovėjo ant kilimo su variklio skyriaus pilna lapų, tai bandyčiau, kad kitą sezoną jinai jau galėtų savo eiga atvažiuoti į Japan Meetą ir jame sudalyvauti. Kai bus, pamatysime patys. Dabar mes susikoncentravę ties Jaguarais, bordinis Jaguaras baigiamas dažyti. Čia, kaip pasakau, yra 2 balti Jaguarai XTS, iš kurių liks vienas, va tasai, jisai bus sutvarkytas, perdažytas ir kitos sezono pradžioje labai noriu, kad jisai būtų važiuojantis, nes tiek nuomai bus, tiek šiaip labai smagus automobilis, o šitas eis detalėm. Ir mūsų Audi Quattro, kaip irgi jau ne vienam video mes apie jį minėjom, tai kai atsiras dirbtuvės, tai bus turbūt pirmas automobilis, kuris važiuos į dirbtuvės. Tai ką, kaip matot, automobiliai saugiai, maloniai žiemoja, stebim, toliau su dirbtuvių klausimėliais judam pirmin ir ką, galvojame, ką daryti toliau. Čia dabar yra mūsų zona, tvarkomės daiktams susidėti, susitvarkyti, tai va irgi norime per kitą ateinančią savaitę 2 pabaigti tvarkyti, kad galim būtų jaukiai įsikurti. Čia, kaip matote, jau kambariukas, po truputį įsikūrinėjom, pasistatėm kondicionierių, atsivežėm mūsų staliuką, baldelius, tai norime įsikurti. Tai ką, po truputį įsikūrinėjom. Kaip ir minėjau, komentaruose palikite skaičių tarp 5 ir 35, kiek mes per Returnil kolekcijoje per šios metus papildėme automobilių. Kitoje serijoje išrinksime laimėtoją ir laimėtojas galės atvykti į fermą, jam pravesiu ekskursiją, papasakosiu, padiskutuosim, tikrai gerai praleisim laiką. Taigi pakomentuokit ir iki susimatymo kitame epizode. Ačiū.